Kaip padėti mokiniams turintiems diskalkuliją? Norint efektyviai padėti mokiniams turintiems diskalkuliją, svarbu sukurti palaikančią ir jautrią mokymosi aplinką, atsižvelgiant į jų poreikius. Tinkami mokymo metodai ir strategijos gali padėti šiems mokiniams pasiekti geresnių rezultatų bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Rekomendacijos. Individualizuoti ugdymo planai. Kurkite mokymo planus, kurie atitinka mokinių poreikius. Juose turėtų būti atsižvelgta į stipriąsias ir silpnąsias mokinių pusės bei teikiama tikslinė pagalba. Lankstus mokymosi procesas. Užtikrinkite, kad mokymosi procesas būtų pritaikytas mokinio tempui. Pavyzdžiui, suteikiant daugiau laiko užduotims atlikti arba suskaidant užduotis į mažesnes dalis. Konkrečios ir vizualinės priemonės. Naudokite mokymo priemonės, kurios padeda mokiniams lengviau suvokti abstrakčias matematinės sąvokas, pavyzdžiui, skaičiuotuvus, skaitliukus, skaičių lenteles ar diagramas. Technologijų panaudojimas. Pasitelkite skaitmeninės mokymo priemonės, kurios specialiai pritaikytos mokiniams su diskalkulija. Aplikacijos ir programinė įranga gali padėti geriau suprasti matematinius principus. Žaidimų integracija. Mokymosi procesą padarykite smagesnį, naudodami matematikos žaidimus ar žaidimų pagrindų grindžiamas mokymo priemonės, kurios skatina mokinių motyvaciją.